Tai vertinu kaip naudingą renginį. Iš tikrųjų, pastaruoju metu gal net ir pasigendu tokio tipo renginių. Verta atšviežint žinias, sakykime, vis atsiranda naujų funkcionalumų ir galbūt būtent praktikai per savo projektas parodo galbūt kaip taiko tą programinę įrangą, nes nebūtinai kūrėjai visada, sakykime, atsižvelgia į tai taikymas yra labai svarbi dedamoji, iš tikrųjų, jinai išgrynina. Visas BIM procesas vis tampa tobulesnis. Renginys labai svarbus, iš tiesų dalyvauju praktiškai kiekvienais metais. Mūsų rinka iš tiesų dar turi daug ką išmokti ir būtent tie pavyzdžiai pašnekovų, kurie kalba renginyje, leidžia labai daug ką pasiimti tiek mums kaip projektavimo valdytojams, statybos valdytojams, tiek ir visiems kitiems rinkoje esantiems žmonėms. Naudinga pasitikrinti, kur mes esam ir susivokti, kad mes einam teisingą linkmę. Šį renginį vertinu labai teigiamai, kadangi čia susitinka vėlgi tiek viešasis, tiek privatus sektorius. Aš atstovauju viešąjį sektorių, mums labai yra svarbu sekti visas tendencijas, kur link eina privatus sektorius tiek projektuotojai, tiek rangovai ir be abejo tiek programinių įrangų tiekėjai, nes mums kaip užsakovui labai svarbu žinoti, ar tikrai mūsų poreikius tenkins rinka. Taip, ir čia labai puikia proga pasimatuoti, kokiagi yra ne tik projektuotojų, tiekėjų apskritai branda, bet ir mūsų rinkos kokia branda. Aktualios temos, tų programų pritaikymas, kaip palengvintų statybą, kaip padėtų išvengti klaidų, padėtų tiksliau planuoti tiek biudžetavimą, tiek statybos eigą visą. Mums šiandien buvo aktualiausia pasidomėti 4D ir 5D implementavimu įmonėje. Dirbame labai stipriai dabar ties pačių grafikų, kiekių, valdymų ir matome, kad daugumoje projektų turime tos informacijos naudojant BIM-ą labai daug ir norisi ją suvaldyti ir valdyti savo naudai, numatyti rizikas. Tai šiandien labai gera diena, užtaikėme gerom temom, kaip tai 4D, 5D buvo apkalbėta ir manom, kad tai yra mūsų sritis ir šiuo metu labai daug informacijos gavome seminaro metu. Labai įdomi, sakyčiau, Bexelio porą temų buvo tiek toj statyboj, tiek apie pačias tas galimybės Bexelio, ne? Aišku, jaus panaudojimas. Įsiminė tam tikros detalės, pavyzdžiui, kad Suomiai trekina realiai tilto šią minutę turi duomenis, kokia yra to taško pozicija. Taip, mums teko matyti prieš 3 ar 4 metus, Vokietijoje tiltas irgi buvo taip pat daromas, ten dar su daugiau daviklių. Bet čia tokie maži niuansai, kaip ir sakė, nereikia vien tik big picture žiūrėti, kad čia kažkoks kosminis laivas. Yra tam tikri maži dalykai, kurie kuria vertę. Ir po to tie maži dalykai gali padaryti taip, kad 2 tiltai susitiks, kai susijungs. Bet jei jų, pavyzdžiui, nebūtų buvę, tai gal jie būtų ir prasilenkę, ne? Kaip ten vienam kažkokiam komikse, kur yra 2 tiltai susitiko ir biški nesuėjo, ne? Per Amerikoje ar kur. Tai ir maži dalykai kuria vertę.